Atsipalaiduokite, užsimerkite. Panirkite į būseną čia ir dabar. Tiesiog kvėpuokite. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Per nosį įkvėpiam, per burną iškvėpiam. Pasibėkit, kaip oras per nosį įeina, per burną išeina. Pastebėkit, kaip oras įeidamas per nosį toks vėsesnis, išeina per burną jau šiltesnis. Pastebėkite, kaip su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu ateina vis daugiau ramybės, vis daugiau pasidavimo, vis daugiau atsidavimo. Pastebėkit, kaip su kiekvienu iškvėpimu vis labiau rimsta jūsų nervinė sistema, vis labiau atsipalaiduojate, vis daugiau įeina ramybės į jūs. Įtaka, ištaka ir vėl įtaka. Ir toks nesibaigiantis ciklas. Ir tiesiog būkit dabar jame tame cikle ramybės, kaip jinai įeina, išeina, vėl įeina, tai tekanti energija per jūs. Tiesiog kvėpuokite į tą ramybę, pastebėkite tą balansą. Kaip jūs nesipriešinate, leidžiate ją išeiti ir vėl priimate ją. Leidžiate ją ramiai tekėti. Be jokios baimės, kad jinai baigsis, nes jūs žinote, kad jinai vėl sugrįš, nes toks yra gyvenimo ratas. Balansas. Kvėpuokite į tą balansą.
Dabar paklauskite savo vidaus, savo aukštesniosios sąmonės. Paklauskite, ką šiandien galiu padaryti dėl savo naujo įpročio, dėl savo tikslo, ką galiu padaryti, kokį mažą ar didelį žingsnelį. Net jeigu tai ir mažas, žiūrint žingsnelis iš visos visatos, tai yra didžiulis žingsnis, nes jūs tai darote, jūs žengiate, jūs klausote savo vidinės išminties, jūs darote ir žengiate, tai yra didžiuliai žingsniai dėl jūsų. Jūs tai darote dėl savęs. Tai yra didžiulė jėga, kurią jūs turite. Tai paklauskite, ką galite padaryti šiandien dėl savo naujo įpročio, kad tai vyktų, kad jūs įgytumėte tą naują, kad jūs jį išlavintumėte, kad jūs pasiektumėte tai, ko jūs norite. Ir klausykite, ką jums nori pasakyti jūsų vidinė išmintis. Kvėpuokite ir tiesiog duokite tam erdvės. Ir dabar, kaip jau išgirdote savo vidų, ką jis norėjo jums pasakyti, ką galite šiandien padaryti dėl savęs. Dabar pastebėkite, kokios emocijos kyla, kaip išgirdote tą vidinį balsą ir kokios emocijos sukilo. Galite jas įvardinti, galite tiesiog likti tam jausme, tiesiog būti jame, sutikite jausti. Pasakykite, viso viduje 100% sutinku jausti tai, kas iškilo. 100% esu šiame jausme, kuris dabar kyla, kuris burbuliuoja, aktyvėja. 100% sutinku tame būti. Ir tiesiog leiskit jausti. Pabūkit su tuo. Kvėpuokite į tai. Jeigu tai labai intensyvu, tiesiog kvėpuokite. Pastebėkite, ar kūne jaučiasi kažkokie kartu su tuo jausmu. Taip pat kiti jausmai galbūt kažkur spaudžia, galbūt krečia šaltis, karštis, kažkas virpa kūne, galbūt jaudulys, nerimas, baimė, kad kažką galite prarasti, kad kažko tarsi netekti, bet tai iš tikrųjų tik baimė, kuris stabdo jūs nuo jūsų tikslo, nuo jūsų pasiekimo. Tai ir stebėkite ją, leiskit jai būti, sutikit su ją, nebijokit jos. Nes koks yra paradoksas, kai mes pažiūrime baimę į akis, jinai išnyksta, jos nebelieka, nes tai yra tik iliuzija. Nes tai, kas esat jūs, yra už viso to. Yra tyras buvimas, tiesiog buvimas. Tai pastebėkite baimę. Galite ją įvertinti nuo 1 iki 10, kokio intensyvumo jaučiate. Įsivaizduokite ją kaip kažkokį gyvūną, kuris turi akis, ar daiktą, kuris turi akis. Pažiūrėkite, kokios dydžio lyginant su jumis. Ir dabar pasakykit, baimė, aš tave matau. Baimė, aš tave jaučiu, aš tave žinau.
Ar gali pažiūrėti man į akis? Ir pažiūrėkite, kas vyksta, kaip jinai pažiūri jums į akis. Galbūt baimė išėjo, galbūt sumažėjo, arba jinai kažkaip pradėjo ten šėlioti. Tai pastebėkite, pabūkite su tuo. Tiesiog pabūkite. Duokite tam erdvės. Ir kai duodate tam erdvės, galbūt jau tai išėjo. Jeigu ne, tai dar galite būti su tuo. O jeigu nenori trauktis, tai tiesiog pasakykite, ačiū baime, tu ilgai buvai mano draugė, bet aš nusprendžiu tave paleisti, pabandyti kitaip, be baimės gyventi. Nes visa visata veikia su principu, kad su jūsų laisvos valios apsisprendimo principu. Kad ką jūs apsisprendžiate, tai gali vykti, tai gali jums padėti, tai gali išeiti, pasileisti, kaip jūs laisva valia apsisprendžiate. Pabūkite dar, jei kilo kažkokios emocijos, pabūkite su tom emocijom. Ir dabar įsivaizduokite, kaip jau esate įgyvendinę savo tikslą, kaip jaučiatės, koks jausmas kyla, kokia energija. Ir eikit svarbiausia į jausmą. Galima vizualizuoti, bet svarbiausia yra jausti, parodyti visatai, taip kaip jūs jau apsisprendėte gyventi čia ir dabar kokiam jausme. Ir eikite į tą jausmą, būkite tame. Jauskitės, kad jau pasiekite tai, ko jūs norite. Jau gyvendinote, jau turite tą įprotį naują išvystę. Ir kaip jūs jaučiatės, kokia jūsų diena, kaip prasideda, kaip jūs atsikeliate. Ką jūs renkatės valgyti, kaip renkatės pradėti savo rytą su tuo nauju įpročiu, su savo pasiektu tikslu. Kaip prabėga jūsų rytas, jūsų pusryčiai. Galbūt kažkokius vitaminus renkatės sveikiau gyventi. Galbūt nusprendėte pradėti kiekvieną rytą su meditacija. Kad jausti daugiau ramybės gyvenime. Galbūt apsisprendėte, kad norite lengviau jaustis, harmoningai gyventi, kad renkatės reaguoti su ramybė į situacijas. Ir jauskite tai. Kaip jūs jau dabar čia ir dabar jūs reaguojate ramiai, harmoningai, o kad ir kaip sureaguojate. Tai jūs tiesiog priimate save, nes harmonija ir yra, kad ir kaip kas įvyko, kad ir kažkas ten supanikavo, ir mes supanikavome, bet vis tiek esame širdį ramus. Vis tiek ramu, nes žinai, kad tiesiog įvyko, kaip įvyko. Ir čia ir yra visas balansas ir ramybė. Kaip tiesiog priimame viską taip, kaip vyksta.
Ir dabar įsivaizduokite, kaip eina toliau jūsų diena, kokie jūsų pietus, kur jūs pietaujate, ką veikiate per pietus, kokią veiklą užsiimate, nuo kada iki kada jinai tęsiasi. Aš darbo stengiuosi nevadinti darbu, vadinti veikla, nes tai tarsi nuima tokį sunkumą nuo veiklos, nuo tos kasdieninės, ką jūs renkatės daryti, ir tarsi net duoda tokį stiprumą ir apmąstymą, kad darbas tai jau tarsi žinoma, kas tai yra, bet veikla labiau tokio gylio, kad ką jūs iš tiesų norite veikti gyvenime kiekvieną dieną, nes darbe praleidžiama yra daugybė laiko ir ar iš tikrųjų ten yra jūsų vieta. Ir man dabar skirkite laiko tam išjautimui, kaip norit, kad prabėgtų tą dieną su jūsų naujų įpročiu. Tai praėjo tie pietus, ateina vakaras, kaip dabar jaučiatės su to naujų įpročiu, kaip sekasi ten gyventi, ar gyvenate vienas, ar su šeima, kaip jaučiatės, kur keliaujate, kaip leidžiate savo laisvalaikį, vizualizuokite, jauskite visą tai, kaip iš tos naujos kokybės gyvenate. Jauskit visą tai. Vizualizuokit, svarbiausia būkit jausme, kvėpuokit. Įsileiskit į tai savo kasdienybę. Ir kaip jūs užbaigėte dieną su savo to nauju įpročiu, su pasiektu tikslu. Pastebėkite, koks jūs jau esate žmogus, pareflektuokite, ką jūs jau pasimokėte, koks jau tapote, koks jau dabar esate, pastebėkite, koks buvote ir koks dabar jau esate čia ir dabar pasikeitęs. Po šitos meditacijos esate čia ir dabar jau pasikeitęs. Ir stebėkite tai, kaip jūs laisva valia leidote savo keistis. Ir pasiekti tai, ko jūs norite. Ir kaip baigėsi jūsų diena, stebėkite, jauskite, būkite tam jausme, manifestuokite tai, ką jaučiate, kaip jau esate, toks, koks norite, o iš tiesų esate tobulas toks, koks esate jau dabar. Būkite tiesiog čia ir dabar. Ir su tuo lengvumu eikite į naują dieną, stenkitės kuo dažniau būti šiame jausme, prisiminti tiesiog, tai yra jūsų motyvacija, prisiminimas šito jausmo, kaip jau esate įvykdę tai, ką norite padaryti, iškelti naują tikslą. Tai ir yra jūsų motyvacija, jūs palaikanti žinutė, jūs palaikantis jausmas, kuris padeda ir toliau irtis per šitą lengvą etapą, lengvą pasirinkimą, kurį priimate, priimti lengvai, gyvendinti lengvai, su lengvumu, pačiu harmoningiausiu būdu jums. Tai linkiu jums nuostabios dienos, sakant, pačios geriausios dienos, kiekvienos pačios geriausios ir sėkmingiausios dienos. Sėkmės ir jūs palaiko visa visata ir Dievas šitam kelyje.